Jeigu jums rūpi pečių sveikata, rekomenduosiu jums 4 pratimus, kuriuos jūs galite atlikti su guma netgi kelionės metu. Jeigu jūs turite mažą gumą, o galbūt turite netgi kelias mažas gumas skirtingų pasipriešinimų, žymiai didesnis pasirinkimas krūvio jums, bet pilnai užteks ir vienos gumos. Pirmas ir antras pratimas skirti jūsų pečių rotatoriam. Atvedame alkūnę į šoną, jūsų alkūnė su dilbiu sudaro 90 laipsnių ir atliekame išorinę rotaciją. Keliame savo ranką į išorę. Šį čia labai svarbu, kad jūsų alkūnė nejudėtų, judesys vyksta tik per alkūnės sąnarį, nėra jokio peties judesio. Antras pratimas, kai jūsų alkūnė yra priešais jūs, čia lygiai taip pat jūsų alkūnės sąnarys ir petis nejuda, bet pats judesys vyksta per alkūnės sąnarį. Tai reiškia, iškeliame ranką į viršų. Trečias pratimas – rankos atvedimas į šoną. Rankos atvedimo metu visą laiką galvokite, kad jūs norite kelti ne ranką, o jūs norite kelti alkūnę į viršų. Na ir paskutinis, ketvirtas pratimas – atsistokite prie sienos arba kažkokios tai atramos, sudarykite kampą, uždėkite gumą ant 2 rankų, išveskite rankas kuo plačiau, įsivaizduokite, kad jūs norite rankas pakelti kaip į ilgąją raidę į viršų, virš galvos. Stenkitės visiškai nelenkti alkūnių, keliame rankas virš galvos, fiksuojame šiek tiek ir lėtai nuleidžiame. Jeigu jums rūpi pečių sveikata, darykite šitos 4 pratimus ir jūsų pečiai ne tik nebeskaudės, bet ir sustiprės.